the fuck is happening, bro? Like, we out of this hole! We out of this hole! We out of this hole! 2024 m. sausio 1 diena. Gausios policijos pareigūnų pajėgos apsupo vieną iš Miami esančių prekybos centrų. Visus žmonės ištiko panika. Kaip įvairią informaciją skelbia žiniasklaidos priemonės, prekybos centre santykius aiškinasi vietinių gaujų nariai. Kiti šaltiniai teigia, kad būrys vaikų prekybos centre panaudojo fejerverkus. Tačiau po kurio laiko pasklido kur kas paslaptingesnė versija ir atsirado liudininkų iš pačio prekybos centro. Esą žmonės ištiko panika, kai jie pamatė kelias tamsias 3 metrų ūgio būtybės. Kilo milžiniška panika, šimtai žmonių skubėjo kuo greičiau palikti prekybos centrą. Žmonės, kurie matė būtybės, teigia, kad jos buvo tamsios spalvos, šiek tiek permatomos, vis atsirandančios ir vėl pradingstančios. Jos skleidė savotišką garsą, kuris priminė radijo signalo trikdžius. Kiti girdėjo tarytum elektros skleidžiamą garsą. Šios būtybės buvo apie 3 metrų ūgio ir blaškėsi tarp panikuojančių žmonių. Atvykus pareigūnams, visa prekybos centro teritorija buvo apsupta. Dangus virš prekybos centro buvo paskelbtas neskraidimo zona net 4 valandoms. Internete plinta vis daugiau žmonių liudijimų apie neva matytas būtybės, o informacijos priemonės skelbia įvairiausią skirtingą informaciją, tad žmonės mano, kad yra kažkas slepiama. Bet ar tai tikra? Kelios dienos iki prekybos centro incidento žmonės paviešino vaizdo įrašą apie neva šalia Miamio virš vandens pastebėtą paslaptingą miestą. Ar šie dalykai gali būti susiję ir kažkas iš tiesų vyksta ir yra slepiama, ar tai tik žmonių fantazijos vaisius? Mano nuomonė, tai tik labai įdomi, bet sunkiai įtikima istorija, kuri šiuo metu sparčiai plinta socialiniais tinklais. Kad ir kaip būtų, tokios naujienos mūsų gyvenimą padaro kažkiek įdomesnį. O ką jūs manote, gal aš klystu? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.